Labai teisinga profesoriaus Gylio pastaba pilietiškumo trūkumas. Noriu pasiūlyti ir sužinoti nuomonę Tvarkos ir Teisingumo partijos dėl kelių pilietiškumą skatinančių ir teisėsaugos tyrimo skatinančių faktorių, kurie Seime jau yra. Tai yra Petro Gražulio projektas dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 200 000, manau, labai norėčiau gerbiamo Petro nuomonės, gerbiamo Povilo Gylio nuomonės. Aš labai prašyčiau dėl pilietiškumą skatinančios iniciatyvos 50 000 parašų neteisėtam perkelimui arba inicijuoti tiesiog pabėgėlių perkelimą neteisėtam. Ir kalbant apie tai, kas dabar jūs įvardinote, prezidentės institucija, klausimas labai paprastas. Dveji Seimai nepradeda svarstyti nepriklausomo prokuroro skiriamo Seimo daugumos ar mažumos sprendimais institutą. Na ir galų gale, jeigu jau prakalbam apie prezidentės instituciją, tai galiu pateikti dar kartą Rusijos užsienio reikalų ministerijos atsakymą, kad mūsų valstybės prezidentė yra Rusijos valstybės paslaptis iki šiol. Ar Seimas ir piliečiai gali ramiai gyventi, netirdami tokio fakto? Ačiū, signatarė. Įstatymo projektas, kad referendumui užtektų buvo registruota 100 000 gyventojų, tačiau ieškas kompromiso, pasiekta lygti kompromisas 200 000 vietoj 300 000, bet ir šis klausimas vis tik tais nelabai juda. Aš manyčiau, kad tai galbūt, jeigu Seime nebus politinės valios pakeisti čia šią konstituciją, tai reikėtų vis tik referendumą organizuoti. Antras dalykas, ką daryti su prokuratūra. Mano yra mintis ir ruošiuosi registruoti įstatymo projektą, galbūt iki komisijos sudarimo, kad generalinis prokuroras būtų renkamas. Tautos, kaip renkamas ir prezidentas. Tik tada jis bus laisvas. Ir taip pat, aš manau, visiškai nebūtų blogai, jeigu būtų renkamas ir aukščiausio teismo teisėjai. Tai šitie žmonės būtų atskaitingi tiesiogiai tautai. Ir manau, kad tikrai demokratijos ir teisingumo būtų daugiau. Dar vieną sakinį, dar vieną mintį noriu pasakyti. Kodėl toks šiandien ažiotažas prieš tvarką ir teisingumą? O ne todėl, kad vis tik žmogaus teisių teismas ir jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas įpareigojo Lietuvą atstatyti Rolandui Paksui teises. Ir dabar prižiūrinčios institucijos skirs baudas mūsų valstybei už mokesčių mokėtojų kišenės, kad Lietuva neįgyvendina šių Rolando Pakso teisių. Ar nėra todėl noras sumindyti ir sutrypti Paksą pasakyti tarptautinio institucijų? Pažiūrėkit, gi čia žulikų žulikas. Šita partija yra teisiama. Va, šita partija yra teisiama. Kaip jiems galima atstatinėti teises? Ir aplamai, aš taip pat ruošiuosi siūlyti įstatymo projektą, kad visuomeninės, religinės ir politinės organizacijos nebūtų galima teisti. Tai pagal šitą įstatymą, koks dvašiškis apsivoks, uždarysim katalikų bažnyčią visą. Klausykit, jeigu, pažiūrėkit, Europos komisijoje ten kokie buvo skandalai, tai gal reikėjo uždaryti visą Europos komisiją? Pažiūrėkim, gerbimieji, analizavau daugelį Europos šalių politinių skandalus. Sarkozy, Berlusconis, Kolis, Vokietijos kancleris, buvo bylos, buvo finansiniai nusikaltimai. Ar nors prieš vieną partiją pradėtas iki teisminis tyrimas? Ne, teisiami konkretūs asmenys. Čia siekime susidoroti su politinė partija šituo įstatymu. Prie ko čia aš? Jeigu yra vienoje ar kitoje institucijoje, koks nors nusikaltėlis, tai teiskime jį konkrečiai, persekiokime jį, o ne politinę organizaciją. Čia yra baisiau negu sovietiniais laikais. Aš tik tai užviršuosiu, ką pasakė Petras. Gerbiamas Zigmai, iš tikrųjų, mūsų partijos programai nuostatai įrašyti ir mes juos siekėm nuosekliai ir ne pirmą kadenciją, tai yra 100 000, tai yra referendumas, kad kartelė būtų sumažinta ir nuosekliai to siekiam. Kaip gaunasi, tai čia kitas klausimas. Antras dalykas, dėl 50 000 perkelimų teisė, aš siūlyčiau, kad paskubint procesą pasinaudoti mūsų frakciją,
Nereikia 50 000 parašų. Pirmą sesijos dieną mūsų frakcija užregistruotų tokį įstatymo projektą ir tai būtų grynas paskubinimas, nereikėtų kreiptis į žmonės, vargti, eiti, žiūrėti. Tai aš manau, kad čia labai paprasta. Ir dėl nepriklausomo prokuroro aš norėčiau pasakyti, kad aš priklausau Europos parlamente tiesioginės demokratijos frakcijai. Laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcijai. Ir mūsų nuostata tiek Europos parlamente, tiek čia yra maksimaliai atsižvelgti visuomenės nuomonę, konsultuotis, skiriant pareigūnus, vadinamus jėgos struktūrų pareigūnus. Ar tai būtų prokuroras, ar tai būtų STT, ar tai būtų generalinis policijos komisaras, ar tai būtų kažkokio tai miestelio kitas pareigūnas. Tai visiškai palaikau jūsų nuomonę. Praktiškai pritariu pirmų klausimų. Tai, ką pasakė gerbiamas prezidentas, dėl biografijų. Tai aš manau, Lietuvoje, visuomenėje iki šiandien tokį sklando neaiškumą dėl daugelio, kelių politikų biografijų. Ir aš esu už tai, kad tos biografijos būtų skaidrios, iki galo aiškios. Ir aš matau tam tikrų, kaip čia, neaiškių vietų, kai kurių politikų biografijose. Ir atkreipčiau dėmesį į Lenkijos situaciją, kuri, aš manau, Lietuvoje irgi sukėlė papildomų klausimų. Tai jeigu Lenkijoje yra Bolekas, tai gal ir Lietuvoje mes turim kalbėti apie tai. Tai aš manau, kad taip reikia daryti labai kruopščiai, labai sąžiningai, teisiškai apgalvotai, bet tai daryti reikia. Negali būti aukščiausių pareigūnų biografijose neaiškių vietų. Tai aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju Amerikoje tokios situacijos, kad, sakysim, Trumpo ar ten Sanderso ar ponios Clinton biografijose būtų kažkokių užslaptintų dalykų. Nu, nėra šito Amerikoje. Su visais Amerikos galbūt trūkumais, bet Amerikos demokratija šitą klausimą yra sprendusi, tai gal pasiekim labiau pažengusių šalių pavyzdžių.